Tai aš pasidalinsiu prezentaciją, aš per ją pereisiu pakankamai greitai, kad mes turėtume, kadangi mūsų daug, pakankamai laiko diskusijom, klausimam, atviram pokalbiui. Jeigu kažkur reikia stabdyti, informuokite, stabdykite. Tai tada aš pasidalinu savo ekranu. Ar matote prezentaciją? Taip. Puiku. Tai nuo praeitos savaitės prisijungus prie mūsų Judu svetainės reikia užsiregistruoti ir užregistruoti leidimą ir gauti, kad galėtumėte naudotis Vilniaus mieste, rinkliavos zonoje ir be užtvaro esančiose aikštelėse. Tai jeigu taip trumpai, tai visur, kur žalia, geltona, raudona, mėlyna ir taip pat ten, kur nėra to vadinamo šlagbaumo pakeliamo užtvaro. Tenai jūs išsiėmę svetainėje leidimą, nemokamai parkuosite automobilį, nebūtinai ženklintoje vietoje. Kur radote vietos, pasistatėte ir jau nemokamai parkuojate. Tvarkos yra, kam suteikiama teisė, tai ir kiek galioja. Tai arba metai laiko, arba kortelės galiojimo pabaigos, kur reikia registruotis, trumpai užsiminiau, Judu savitarnoje, arba nesinaudojant technologiją mūsų klientų aptarnavimo centrai, miesto savivaldybėje, Gedimino prospektai ir Vilniaus geležinkelio stotyje mielai jūsų lauks ir padės atlikti visas procedūras. Ir taip trumpai ir truputėlį plačiau. Pereinamasis laikotarpis buvo pagrindiniai klausimai, tai ką jau čia, jeigu vakar startavo, nuo Liepos 1 įsigaliojo, jau čia reikia mums būtinai visiems susiregistruoti, tai tikrai ne. Tai yra technologinis žingsnis į priekį. Ir suprantame, kad dabar yra vasaros laikotarpis, kada yra daug atostogaujančių, daug galbūt informacijos klaida ne iki galo pasiekusius. Tai tikrai turėsim pakankamai ir stebėsim nuolatos laiką. Dabar mūsų tikslas, ir labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug prisijungia, kad kuo daugiau žmonių suprastų kaip, žinotų kur ir užsiregistruotų. Tai toliau judu per prezentaciją, čia trumpai dar primenu, ar ne, kad ko gero jau žinote, bet tokiu atveju užsiregistravus nebereikia palikti kortelės už stiklo. Mes iš sisteminių duomenų jau matome, kad jums šita lengvata yra suteikta ir šitas automobilis yra užregistruotas. Lengvai sistemoje galite keisti valstybinius numerius kas valandą laiko vis kitą, jeigu pavyzdžiui jis ten paveža draugas, jeigu pavyzdžiui naudojatės taksi automobilio paslaugomis ir jisai jūsų laukia kažkurį tai laiką toje vietoje, kur yra mokama rinkliavos zona arba atvira aikštelė, tai yra toks netgi lengvinimas ir palengvinimas, nes fiziškai, jeigu jūs buvote ten palikę savo automobilyje, bet dabar naudojatės pavėžėjo paslauga, prisiregistravę mūsų savitarnoje prisijungę galėsite lengvai pakeisti. Taip pat naujovė atvirose aikštelėse, kad galėsite nemokamai parkuotis. Ir taip būtų labai džiugu, kad mes visi būtume sąžiningi, bet situacija yra kartais kitokia ir mes faktas, kad susidurime ir jūs faktas, kad susidurite su piktnaudžiavimu retais atvejais, tai vėlgi šitas technologinis sprendimas užkerta kelią piktnaudžiavimui. Ir tokiu atveju visi žmonės, kuriems priklauso ta teisė, lengviau randa vietas, nes jau atlaisvėja ir jomis gali drąsiai ir lengviau naudotis. O piktnaudžiavimo atveju eliminuojame iki minimumo. Ir tada, ką padarėme ir ką toliau darysime, tai turimais kanalais, bendradarbiaudami su Anta, bendradarbiaudami su organizacijomis, bendradarbiaudami su turimom grupėm arba pažįstamais, kiek įmanoma plačiau apie tai kalbame, kokius veiksmus reikia atlikti, kur atlikti, kada reikia atlikti ir nuolatos toliau tą tęsime. Taip pat, kad
Išsiuntėme elektroninius paštus, dalį apie 1800 žmonių jau turėjome, kurie buvo susiregistravę ir lygiai taip pat juos informuojame apie tai, kad dabar gali atsinaujinti arba kada baigsis jų galiojimas, galės atsinaujinti. Ir dar papildomai kolegė Milda parašė ir instrukciją, mes pasidalinsime tiek su Anta, tiek jeigu kažkam bus aktualu lygiai grečiai, kaip pažingsniui visą procesą atlikti. Tai va, kaip ir minėjau statistikos, tai iki šiol buvo svetainėje pas mus apie 2000 susiregistravusių, dabar po sklaidos apie 150, tai čia savaitės plus minus duomenis, tai kol kas intensyvumas ir dažnumas nėra, nes kiek žinau, tai apie 15 000 žmonių leidimų turėtų būti suregistruota. Ir plus minus mano komanda dabar tokį namų darbą darosi. Kiekvieną kartą važiuodama, fiksuodama, stebi, kur yra kortelės ir fiksuoja, kiek tokių automobilių nesusiregistravusių dar sistemoje turime. Tai vidutiniškai dabar per dieną mes stebime apie 100 automobilių, kurie turi statymo kortelę pasidėję fizinę, bet mūsų sistemoje ir duomenų bazėse leidimas dar nėra išsiimtas. Čia jau daug skaidrių, kaip tą leidimą išsijungti mūsų svetainėje. Tai tikrai neįsiu pažingsniui, nes ko gero neatsiminsit ir vis tiek reiks sugrįžti, tai dėl to turėsime paruoštuką, kurį atiduosime ir pažingsniui kiekvienam bus paprasčiau. Bet trumpai prisijungiame prie savitarnos, prisiregistruojame apie elektroninius vardžius ir identifikuojame save kaip asmenį ir po truputį einame pažingsniui, kad mano leidimai parkavimui, pridedame valstybinius numerius, pasirenkame, kad leidimas lengvata būtent reikalingas, tapatybę patvirtiname vėl po elektroninius valdžios vartus. Ir čia net ir pažingsniui sudėjome, kokie veiksmai atsidarius jiems turėtumėte būti ir gaunate išrašą. Leidimas lengvata sėkmingai išduotas, galioja iki tada, kiekvieną kartą savitarnoje prisijungus, jūs galėsite pasitikrinti dar tą galiojimo laiką, kad prisiminti ir atnaujinti informaciją apie automobilį, numerius valstybinius, pridėti kitą, pakeisti, būtent, kad galėtumėte naudotis šitą lengvatą. Kitos asmens atstovavimas lygiai taip pat išspręstas yra per elektroninius valdžius vartus registruojantis, tai čia aktualu ko gero ir tėvams auginantiems vaikus, kurie turi lengvatą ir gali ją naudotis, ar prižiūri asmenis, tai lygiai taip pat pažingsniui esame aprašę, padėlioję. Turėjom iššūkių, nes turėjom atrasti kelis skirtingus būdus pereiti fizinį, tai jeigu kažkas bus neaišku, mūsų klientų aptarnavimo centrai tikrai yra pasiruošę padėti, skambučių centras yra pasiruošęs padėti. Ir aš čia taip tiesiog einu pažingsniui, vis parodau, kiek tų žingsniukų turėtų būti. Galbūt atrodo labai daug, bet čia tiesiog iš kiekvieno polapio iškopijavom atvaizdus, kad būtų lengviau padaryti. Ir lygiai taip pat apart elektroninės, tikrai suprantame, kad gali kilti kai kuriems iššūkių, galbūt ne visi gali tą padaryti. Tai mūsų klientų aptarnavimo centrai yra pasiruošę jums padėti, tai tik tai, kad jau reikalingas yra jūsų fizinis atvykimas. Kaip minėjau, 3 vietose Vilniaus mieste esame įsikūrę. Ir ką reikia su savim turėti, tai turėti asmens patvirtinantį dokumentą ir statymo kortelę. Ir tada komanda suregistruos, užregistruos ir dar detaliau viską jums galės papasakoti ir paaiškinti. Tai va, tai sakiau, labai trumpai, glaustai. Dar vieną tik tai, ką norėjau galbūt atkreipti jūsų dėmesį. Sugalvojame tokį metodą, tai kad neįsigastų bendruomenės, galit pasidalinti kolegomis, draugais. Tai papildomai, kad kiekvieną žmogų, kuris matom, kad turi statymo kortelę, naudojasi lengvata, bet nėra užsiregistravęs savitarnoje, nuo kitos ateinančių 2 savaičių bėgyje, papildomai paliksime dar ir tokį informacinį pranešimą apie tai, kad ten galite užsiregistruoti, kad tai reikia atlikti.
Ir manau, kad tai dar vienas bus geras sklaidos kanalas, priminimas, kas negavo tos informacijos, žinia, kaip tai reikia padaryti ir suskupti, nu, kaip įmanoma greičiau užsiregistruoti visiems. Tai va, dabar jau viskas, apšėrinu ir laukiu jūsų klausimų. Valdemarą matau. Gal padėsit man panaviguoti, Eglė, jeigu matysit. Būtinai. Aš tikiu, Valdemarai. Negirdim, Valdemarai, jūsų. Oi, atsiprašau, iškart įsijungia mikrofonas. Dar kartą sveiki. Norėjau porą klausimėlių užduoti. Trupučiuką turėjau problemų su prisijungimu šiais metais, nes aš registravau savo kortelę jau praeitais metais ir kadangi tas terminas baigėsi kaip tik Liepos mėnesį, tai bandžiau prisijungti, tai trupučiuką buvo problemų. Bet aš taip dabar žiūrint į jūsų pristatymą suprantu, kad turbūt nebuvo iki galo dar išdirbtas, nes man nepasirodė ten tas pasirinkimas tų visų lengvatų. Tai čia gal tas techninis dalykas. Kitas dalykas, dabar klausimas būtų toks, ar jeigu kortelė jau priregistruota, reikės dar kartą ją priregistruoti, ar jūs automatiškai atnaujinsit registravimą? Tai mes, matot, patys už jūs automatiniu būdu negalime, tai mes tiesiog, kaip minėjau, tai 1800 su trupučiu išsiųsime tos priminimus paskatintami, nes tai būtų paprastesnis, bet jinai vis tiek galioja ir mes sistemoje matome. Ir dabar irgi funkciškai sutvarkėme, kad būtų galima atstatyti, arba dabar būtų suregistravus, arba sugrįžti ir iš naujo pagal naują tvarką registravus. Ir atsakant Valdemarą, taip, mes dėl to ir neleidome pirmą dieną Liepos komunikacijos, nes norėjome jau atiduoti pabaigtą ir išbaigtą produktą, nes iš tikrųjų susidūrėme su iššūkiais, tai pagrindiniai iššūkiai buvo dėl vaikų nepilnamečių prie registracijos ir dėl duomenų srautų sklaidos. Tai va, bet jau praeitą savaitę ištestuota, viskas veikia, tai tikrai technologija yra technologija, jinai nėra amžina, kartais įvyksta visko, tai tikrai dalinkitės, tikrai išspręsim, bet dabar bazė yra paruošta ir esam pasiruošę visus suregistruoti. Sakykit, dar vienas klausimas, ar gerai supratau, kad dabar jau nereikia turėti kortelės, jeigu yra priregistruota? Taip. Turiu trupučiuką abejonių. Iš vienos pusės lygtai praeitais metais, kai mes su jumis kalbėjom, lygtai tą klausimą ir kėlėm, bet aš dabar galvoju, ar tai nebus, nes kortelę gauna ne tik žmonės, kurie turi automobilius ir kurie vairuoja tą automobilį. Ir jeigu toks žmogus priregistruoja kažkokią tai giminaičio ar kaimyno automobilį, bet pats jisai po to nesinaudoja, o jūs matysit sistemai, kad, sakykime, jeigu tas pats kaimynas važiuoja, jūs matysit sistemai, kad jam yra duotas leidimas. Tai vat, kaip šitoj vietoj. Tai čia mes, kaip ir suprantam, kad sąmoninga visuomenė ir leidimų turi naudotis tie, kuriems jisai yra išduotas. Kartais taip yra būtent yra tų piktnaudžiavimo atvejų, bet šis sprendimas sprendžia tą duplikatų klausimą, kur labai dažnai būdavo irgi pasitaikinti pridėliojančių. Tai atsakant į klausimą, žmogus gavęs lengvatą, ko gero pats nusprendžia, kas jie naudojasi. Jeigu jis pats nesinaudoja, atiduoda galbūt kaimynui, tai jo sąžinės reikalas yra galbūt tą daryti. Va tame reikalas, kad gali netgi ir neatiduoti, ta prasme, suprantat, jeigu kaimyno automobilis, sakykime, taip jau grubiai tariant, yra priregistruotas, bet jeigu kortelę nereikia turėti ir tas kaimynas važiuoja savo reikalais, neveža savo kaimyną neįgalų. Tai šito vietoj nei vienas, nei kitas nepiknaudžiauja, bet jūs sistemai matot, kad automobilis turi lengvatą. Nors dabar jisai neturėtų naudotis. Tai jeigu kortelės nėra, tai aš suprantu, kad kaimynas pasinaudos, net ir nenorėdamas piknaudžiau, pasinaudos šitą lengvatą. Dėl to ir yra numatyta, kad vienu metu gali būti vienas registruotas valstybinis numeris. Tai, kad, jeigu, tarkim, kaimynui atidavėjai, tai pats tą lengvatą jau nebegalėsi pasinaudoti.
Suprantu, bet vėl grįžtu prie to, kad žmogus, kuris neturi nei automobilio, nei pats nevairuoja. Gal Nu, aš tai- dar įsiterpsiu trupučiuką, tai ir dabar mes negalim patikrinti, jeigu kaimyno atiduota kortelė, mūsų kontrolieriai iš tikrųjų neturi jokios teisės tikrinti, ar tikrai tam vairuotojui priklauso ta kortelė. Tai situacija yra tokia, tai mes atliekam tiesiog savo pareigą, o jau patikrinti dokumentų naudojimo teisėtumą, tai jau matyt kitų institucijų darbas. Ačiū. Ačiū labai. Tai aš irgi taip supratau, kad jeigu turiu gerą kaimyną, aš jam atiduosiu kortelę, jis mane paveš vieną kartą į savaitę, o kitą savaitę su mano tą kortelę priregistruota galės statyti laisvai nemokamai brangiausiose vietose. Čia mes. Nu, teoriškai Teoriškai taip, bet mes spręsti žmogaus, Nu. ar jam čia jis vieną kartą ar veža, ko gero, nei vienas negalime. Mes Ne, kiekvienas taip, turėtume aš būti. sakau tik tai tiek, kad, dabar taip gaunasi, gal taip ir nebus, bet šiaip, taip. Bet ir iki šiol tas pats būdavo. Žiūrėkit, aš turiu abejonę dėl to, kad dabar tos kortelės nereikia turėti, suprantat? Va dėl šito. Aš gal dar papildysiu, bet kokiu atveju registruojant, gaunant šitą leidimą, turi pats asmuo su negale prisiregistruoti savo vardu, identifikuoti save sistemoje ir būtent tik tai tam asmeniui ir bus išduotas leidimas ir bus susieta kortelė su konkrečiu asmeniu. Kitas asmuo, pavyzdžiui, jeigu aš kaimyno Petro paimsiu kortelę, tai jokio skirtumo nebus, vis tiek Petras turi prisiregistruoti, turi praeiti visą identifikavimo procesą ir tik tada bus išduotas leidimas. Ir visada pakeisti automobilio, sakykime, valstybinį numerį galės tik tai pats asmuo su negale. Supratau, dėkui. Dabar Daiva klaus pasiruošus. Labą dieną, aš esu iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir žinau, kad kai diskutavom rinkliavų įstatymo pakeitimą, tai buvo kalba ir apie tai, o kaipgi svečiai naudosis, ne, šita visa sistema, kaip ne Vilniaus gyventojai naudosis. Ir buvo liktai toksai iš judų pasakymas, kad galima bus įsigyti vadinamą nulinį bilietą. Tai ar tai ir galios, ta prasme, dabar atvažiuos iš Biržų žmogus turintis teisę pasistatyti automobilį nemokamai, nenumatytose vietose, bet jisai nebus registravęs savo automobilio, tai kaip jisai galės pasinaudoti lengvata, kur įstatymas numato jam? Tai jisai turės užregistruoti savitarnoje būtent tą automobilį, su kuriuo atvyksta į miestą. Tai nėra apribota tik miestiečiams, tai yra visiems Lietuvos piliečiams, kurie turi leidimą. Tai lygiai ta pati procedūra galioja kaip ir Vilniaus miesto gyventojams ar rajono gyventojams. Kita dalis lygiai taip pat klientų aptarnavimo centruose gali užsukęs užregistruoti einamuoju metu. Dar užbėgant įvykiam už akių, svečiai gali būti ir už užsienio. Tai lygiai taip pat, tai technologiškai, kadangi neturim duomenų mainų su užsienio ir negalim kol kas įsitikinti, ar jie turi ar neturi automatiniu būdu, tai taip pat teikia prašymą, mes kreipiamės į to šalies instituciją, kuri išdavinėja šitą lengvatą, jeigu patvirtina, yra išduodamas. Tai tik tai, kad procesas ne per minutę dvi, o jau užtruks ilgiau, priklausomai nuo to šalies institucijų greičio į atsakymą. Tai aš tada dar pasitikslinu, tai to varianto vadinamo nulinio bilieto, apie kurį kalbėjom, nėra galimybės įsigyti atvažiavus, ne, ir tenai. Ir tada dar kitas klausimas, čia tik tai pasitikslinimų turbūt taip ir yra, jūs duomenimis keičiate su Anta, ir tas patikrinimas jisai sistemoje tiesiog automatiškai vis tiek įvyks, ne, jeigu aš pateikiu savo dokumentus, bandau registruotis, bet aš iš tikrųjų neturiu jokio, ten, sakykime, jokios teisės ir jokio pripažinimo, o sistema iš karto mane atpažins, kad aš neturiu teisės ir mane ten iš tos sistemos išims. Taip, ten blokuojama iš karto ir gaunat pranešimą, kad neturite teisės. O galimybė, sakykime, įsigyti tą nulinį bilietą nėra. Aš gal papildysiu gal, nes Vaiva tuo metu dar nedirbo pas mus įmonėje, mes svarstėm tą variantą, bet technologiškai visgi mes negalim užtikrinti, kad nebus piktnaudžiavimų ir kad iš tikro tas neįgalusis iš užsienio,
kad jo yra neįgaliojo asmens automobilio statymo kortelė yra tikra ir tiesiog mes prikeptumėm labai daug leidimų ir tas piktnaudžiavimas tęstųsi ir toliau. Tai to varianto tiesiog technologiškai nėra galimybės užtikrinti. Gal ateityje bus kažkada tos elektroninės visos europinės automobilių statymo kortelės ir bus galbūt padaryta sąsaja su europinėm informaciniam sistemom ir mes galėsim tada paprastesnėm technologijom. Bet čia nebūtinai net iš užsienio, čia gali būti, kaip ir sakau, sakykime, iš tų pačių biržų. Žmogus nežino, kad sistema yra tokia, atvažiuoja įstatymas, jam numato tokią teisę, bet jisai negali savo teisę pasinaudoti dėl to, kad jisai neregistravo, jisai neturi supratimo, kaip tą padaryti. Va, tuo metu atvykęs greitai, čia, sakykime, į santaras dar kažkur tai, tai va, truputėlį šita dalis kaip ir, iškrenta žmonės. Matot, Daiva, atliepiant tą procedūrą pati prie registravimo, ko gero, užtrunka panašiai laiko ir užtruktų kiek to nulinio bilieto įsigijimo. Nes vis tiek, ko gero, tai būtų nuotolinis, tai nebūtų fizinis pardavimas parduotuvėje, vis tiek tai yra sisteminiai patikrinimai, kurios reikia įsitikinti, duomenų bazės suvesti ir taip toliau. Tai ko gero labai panašiai. Tai mūsų tikslas ir yra, kad visi Lietuvos gyventojai, dėl to ir bendradarbiavimas su skirtingomis organizacijomis, kad ta sklaida būtų, ir čia yra kalba ne tik apie Vilniaus miesto gyventojų, visus Vilniaus miesto svečius taip pat, kurie nuotoliniu būdu gali registruotis ir naudotis. Atvykdami, jie gali užsiregistruoti ir... Čia aš suprantu viską, bet čia yra ta pati problema, kaip ir diskriminavimas žmonių vyresnio amžiaus, kurie negeba galbūt naudotis, tom, sakykime, programėlėm ar panašiai, ir jie dėl to, iš esmės, nesupras, nesužinos, nesugalvos, o taip, atsiskaitydamas ten išsimušė į kvituką, sistema suvaikščiojo ir tam mato, kad tu turi tą savo bilietuką, tą pažymėjimą, parkavimo kortelę ir tu gali nemokamai gauti bilietuką. Tai man tik tai tas vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas vien dėl to, kad jų skaitmeniniai ten tie įgūdžiai yra šiek tiek prastesni, jie ne visi galės pasinaudoti sistemą. Sistema viskas ok, viskas gražiai skamba, bet man tik tai šito dalies kaip trukdo. Aš tai irgi galvoju, kad tai šiuo metu, kad žmonės, kurie nors kartą per metus planuoja atvažiuoti ir jiems reikia į Vilnių, iš visos Lietuvos jau dabar gali išsiminėti leidimus. Ir tada mes tikrai turim labai daug projektų tarp žmonių su negale, kurie atvažiuoja nebūtinai ten iš tolimojo užsienio, iš Latvijos, iš Lenkijos, iš aplinkinių. Ir šita kortelė yra europinio pavyzdžio. Ir visos lengvatos galioja tiek mūsų žmonėm užsienį, tiek pas mus turi galioti. Ir aš pats pavienis užsienietis atvažiavęs, tai jis tikrai nesupras, kaip čia dabar užsiregistruotų, labiau ir kalba, aš nežinau, ar yra angliškai pas jūs galimybė. Tenai. Tai tikrai turi, šiaip, jeigu mes esame... Neužsiregistruos greitai, Eglė, kad sakė, tai neužsiregistruos greitai, nes turėtų užklausos būti į kitos šalies sistemas. O dabar tos užklausos, tai kaip jūs įsivaizduojate, jūs ten kažkur į Lenkiją kreipsitės, kas pas juos išduoda, nes šiaip šalis labai skirtingai organizuoja. Čia išduodam tokia agentūra kaip Anta, kažkur išduoda tokia agentūra kaip Regitra, dar kažkur. Tai, čia gana sudėtingas procesas. Ir ar nebūsime pažeidę tada tos rekomendacijos ir ateityje direktyvos dėl to statymo kortelės, jeigu negalės žmonės pasinaudoti. Bet čia, klausimas, aš noriu, kad užduotų klausimą dalyviai. Čia mes galim diskutuoti su Daiva ilgai, bet Pauliau, dabar jūsų eilė matau. Labas rytas, Paulius Kalvelis iš Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos. Tai aš Daivai lygiai taip pat paantrinti norėčiau, kad mes jau sulaukėme kaip asociacija ne vieno skambučio iš regionų, nes vyresnio ir vidutinio amžiaus žmonėms, kurie nenaudoja, sakykime, išmaniųjų technologijų, tikrai bus sudėtinga ir lygiai tą patį klausimą keliame mes, kad įstatymė yra įtvirtinta nuostata pasinaudoti lengvatą, bet Vilniaus savivaldybė ją šiek tiek apriboja. Tai čia tokia truputį emocija ir dar turiu aš vieną pastebėjimą ir vieną klausimą. Tai pastebėjimas yra dėl jūsų svetainės, dėja jinai nėra prieinama žmonėms su regos negalia ir prašyčiau, raginčiau jūs kuo greičiau atlikti svetainės patikslinimo darbus, nes savarankiškai žmogus, kuris nemato su ekrano skaitimo programa, savarankiškai dėja, bet
negali arba turi būti jau itin pažengęs šitoje srityje, kad savarankiškai galėtų užsiregistruoti. Tai susisiekit su mumis, mes galėsim jums tikrai padėti ir patarti ir identifikuoti bėdas. Mes vakar peržiūrėjom puslapį, tai dėja jisai šiuo metu nėra prieinamas žmonėms su regos negalia, tai kvieščiau prieš paleidžiant tokį projektą, kažkaip tai ir prieinamumą truputį pažiūrėti. Ir čia toks pastebėjimas ir klausimas paskutinis. Jūs minite, kad šita sistema veiks mokamose zonose, kur nėra užtvarų. Puikiai žinome, kad užtvarai įrenginėjami šalia mūsų vieno iš dienos centrų, Žemaitės 21, toliau yra Upės gatvė 9, jau užtvarai įrengti. Seniau Judu komunikavo, kad lyg ir bus galimybė, kad užsiregistravus ir čia įvažiuosim. Tai dabar aš ir noriu paklausti, ar kažkas keitėsi, ar nesikeitė ir kai bus, tarkime, Upės 9, Žemaitės 21, nes jeigu tai bus labai blogai, jeigu neveiks šitas numerių nuskaitimas užtvarų aikštelėse, kurias administruoja Judu. Ačiū. Tai, Pauliau, mes ir kalbėjome su jumis apie tai, tai Žemaitės aikštelės atveju tai išimtis yra taikoma ir planuojama, o būtent lengvatos aprėptis ir ta Upės neapima, aš arba pasitikslinsiu, galėsiu sugrįžti, bet jo, apima, bet dėl Žemaitės konkrečiai jūsų atveju mes esame susitarę ir tai bus įgyvendinta. Kas liečia Upės, tai būtent ir norime atkreipti dėmesį, kad tai yra bendroje rinkliavos zonoje lengvata ir atviro tipo, kaip pavyzdys, tarkim, eigulių stotelė prie Savanorių žiedo. Paulius baigė su klausimais, tai tada Brigita dabar. Dar tai atsakysiu, Pauliau, tai vienareikšmiškai, kad turim susiderinti ir mes esam patys identifikavę tai, kad svetainės turi adaptyvumas didėti, nes dabar tik tai šrifto dydis yra išdidinamas ir juoda balto kontrastas padaromas, tai vienareikšmiškai. Jo, tai gali kreiptis trumpai, aš dar trumpai. Aš tik norėjau pasakyti, arba tiesiai į Paulių, arba kreiptis į Antos konsultacijų centrą, ten KC@ant.lt ir tada padėsim susitvarkyti. Jo, tai aš tada tik tai dar toks, viskas tvarkoj, pamastymai vėl mano dėl tarkim, Upės 9, tai dabar užtvarais apriboto aikštelėje yra įrengtos aikštelės asmenims su negale. Tai šitas jūsų sprendimas šiek tiek vėl, jos ne šiaip įrengtos yra šalia durų, kad žmonėm eiti trumpesnį laiką, nes dažniausiai dėl sveikatos būklės pablogėjimo yra sunkiau judėti. O šitas sprendimas jūsų verčia žmonės su negale automobilį statyti, tarkim, jeigu kalbam, sakau, apie Upės gatvę, prie Upės gatvės, nes ten yra įrengtos irgi asmenims su negale statyti ir tada 100 ar 200 metrų keliauti dėl to, kad sistema neveikia taip, kaip mes norėtume, kad jinai veiktų. Nežinau, aišku, kaip gal dėl aktualus yra dar Santaros klausimas, ar ten veiks ar neveiks, nes vėl žmonės su negale dažnai ten lankosi. Tai viskas. Ačiū. Dėkui. Brigita. Labą dieną, atleiskit vėluoju susitikimą, galbūt kažko labai svarbaus neišgirdėjau, tiesiog labai norėjau pasidalinti savo patirtim. Man teko susidurti su panašiom problemam, apie kuriais jūs dabar kalbat. Aš buvau užsienietė šitoje vietoje ir aš buvau Florencijoje ir nuomota mašina įvažiavau į senamiesčio zoną, kur neįgaliesiems buvo leidžiama įvažiuoti, bet aš nežinojau, kad Florencijoje reikia gauti leidimą 3 dienos prieš iš policijos, kad tu gali įvažiuoti. Aš gavau baudas už tai ir nemažas ir man teko susimokėti, kai aš kreipiausi į policiją dėl to, jie pasakė, ne mūsų problemos. Tai prašau įvertinti tą faktą, kad žmonės atvažiavę užsieniečiai, jeigu jie išsinuomuos mašiną iš įmonės ir įmonė atsisakė man kitose miestuose tai tvarkyti Italijoje, tai man teko, tai reiškia turėti mašiną, kurią aš negaliu pasinaudoti atvažiuoti iki tikslo, nors turiu mėlyną parkavimo kortelę, tai yra labai blogas pavyzdys. Tai aš manau, kad mes su tuo labai stipriai susidursime ir šitus dalykus būtina apgalvoti, kaip visą tai vyks. Iš kitos pusės, aš nežinau, kiek aš praleidau, nes buvau kitam susitikime ir turėsiu dėja vėl bėgti greitai į kitą susitikimą. Tai
jeigu mano tėtis, tai gerai, aš žinau, kad toks dalykas yra Vilniuje ir aš žinau, kad mano tėtis atvažiuos, tai aš jam sutvarkysiu. Bet kiti, kurie nežino apie tokius dalykus, tai jūs dabar juos bauduosite, ką jūs darysite ir kaip tada reikės tos santykius aiškintis. Tai vadinasi, jeigu mano tėtis atvažiavęs iš Kaišiadorių miesto apie tai nežinos, jisai pasistatys kortelę, tai aiškiai jisai gaus baudą, jisai net nežinos, kad jis net nesupras, pradės aiškintis, tai koks visas tas bus principas, kaip visą tai regresu vyks. Nes šitoj vietoj tai yra sudėtinga. Tada kitas klausimas. Atvažiavus į Santariškes pas gydytojus, pas kardiologus ir jo neįleis dėl to, kad jis mėlyną kortelę parodys, ar Santariškės bus informuotos, ar jos turės ten budintis keičiasi pastoviai kiekvieną dieną, jie turės kiekvieną tikrinti prieš įvažiuojant, ar jis gali ar negali. Mano vienareikšmiška nuomonė, kad tie žmonės, nes ir įstatymas, kaip ir Eglė girdėjau minėjo, kai tu padedi tą mėlyną kortelę, nes jinai galioja žmogui, ne mašinai, tai vadinasi, kiek aš mašinų turėsiu susiregistruoti į sistemą, kai aš registravausi, man leido tik 2 mašinos numerius įsiregistruoti, tai vadinasi, jeigu aš atvežu tėtį su jo mašina ir padedu savo kortelę, tai jinai bus negaliojanti, reiškia, man nesitaikys, nes aš ant savo kortelės neužregistravau automobilio. Bet suprantat, aš tiesiog noriu papasakoti tos praktinius niuansus, su kuo aš jau esu susidūrusi. Vokietijoje lygiai tas pats, reiškia, jis irgi yra dalykų, kur ta kortelė tau labai labai daug padeda, ypatingai dėl to, kad jeigu tu atvažiuoji ir naudojasi nuomotu automobiliu, tai pakeisti tokius įstatymus, kad versti įmonės, jums tikrai to nepavyks. Nemanau, kad net Lietuvoje esančios įmonės, kurios užsiimtų tą nuomos, turėtų kažką žymėtis ir tas mašinas įsitraukinėti. Žinoma, kad bus piktnaudžiavimo, bet šitoje vietoje tai aš nežinau, kaip tai spręsti, nes bus labai daug problemų, neatsakau. Tai, Brigita, atsakant į jūsų klausimą, tai ir pati įvardinote, kad kiekviena šalis, kiekvienas miestas, ko gero, turi reguliacijas. Ir mes, kai vykstame, dažniausiai namų darbą atliekame ir tikrinamės arba ten pasitiksliname, kaip galėtų būti. Mūsų tikslas, kad Lietuvos piliečiai tai labai puikiai būtų pasiekta informacija ir jie žinotų, atsakant, kodėl yra 2 automobiliai, tai jūs galite taip 2 nuolatos priregistruoti, bet jūs juos keisti galite, ten pasikeitėte, pardavėte nuolatos. 24 valandas. Jūs padarote kas valandą laiko. Ta prasme, pačio automobilio numerį kas valandą laiko galite pakeisti į kitą. Aš gal įsiterpsiu, aš atsiprašau, Brigita, jūs matyt turite seno tipo leidimą lengvata, kur galima buvo leidimui priskirti 2 valstybinius numerius. Taip, nes jau man baigėsi galiojimas 30 dieną. Taip. Nes dabar vienas leidimas, viena transporto priemonė. Tai žiūrėkit, bet aš ne tą turiu minį, sakykim, žiūrėkit, atvažiavo ten tėtis su savo mašina, jam kažkas negerai, turiu aš įsitraukti visą tai. Aš tikrai nesėdėsiu ir negalvosiu, kaip man prisijungti prie jų, užregistruoti, o tada dar yra jo duomenys, tai vadinasi, aš turėsiu jo vardu jungtis, kaip jūs darysit patvirtinimą, verifikaciją per elektroninius valdžios vartus, per banką. Tai žiūrėkit, niekas apie tai, žinot, tai tam reikia, vienas turi sėsti, iš anksto planuoti, o tu kartais negali tokių dalykų suplanuoti. Man tėtis galbūt ne kiekvieną kartą savo, ką jisai veikia ir kur jisai važiuoja ir ką jisai daro. Tai šitoj vietoje, žinokit, aš nežinau, kaip visą tai reikia apgalvoti, nes, mano labai aiškus supratimas yra toksai. ES galioja mėlynot speciali formos kortelė, kur tu ją pasidedi, turi būti matoma, tu ją pasidedi ir tau viskas turi galioti. Tai dabar, reiškia, Vilniui bus taip, Kaune bus taip, Kaišiadoryse bus taip ir taip toliau ir taip toliau. Tai arba tada reikia daryti vienodą programą valstybinių lygmenių, kai mes turėsim visi vienodai ir tada bus visiems viskas aišku. Tai vadinasi, tu gavai tą kortelę, Antoje tau Anta duoda informaciją, kad tu turi nueiti susiregistruoti, tu eini susiregistruoji, pats nemoki, prašai, kad tau kažkas padėtų, bet jūs tą darydami tik Vilniuje, tai čia yra diskriminacija, žinokit. Ir čia galima daryti puikiausiai keisą ir eiti aiškinti per žmogaus teisių visą institutą ir aiškinti, kad taip, ir čia yra diskriminacija. Ir taip neturėtų būti, nes ne žmogaus gyvenančio Kaišiadoryse, Klaipėdoje ir Palangoje problema, kad jūs įvedėt kažkokią tai dalyką, kuris yra aktualus tik tai Vilniaus miestui. Taip neturi būti. Arba mes darom valstybinių lygmenių visai Lietuvai, tada bus suprantama, tada ir nuomos kompanijos žinos, galės palikti žmonėm informaciją, kurie su negalia atvyksta ir taip toliau. Tai, kad jūs darote Vilniuje, bus visą tai galima
tikrai bus galima ginčyti. Ir aš tikrai nekartą suginčijusi su Lietuvos policija apie tai, kad mano ženklas yra padėtas, jie pravažiuoja, nepasižiūri, baudą išsiunčia, tada tu jiems rašai laišką, tu siunti savo pažymėjimus. Mes gaištam žmonių laiką, kuris neturi būti gaištamas. Valdemaras, matau, komentarą gal ar ne norėtų? Jo, bet aš norėčiau, kad mes iš eilės eitumėm ir visi turėtų galimybę paklausti. Dabar yra Grigiškių asmenų su negale draugija pasijungus, tai prašom jum, ačiū Brigita. Negirdime jūsų. Jo, reikia įsijungti mikrofoną. Būna kaip tyčia tas mikrofonas neįsijungia, kai reikia kalbėti. Jis paprastai viršui dešinėje. Labą dieną. Dabar girdite turbūt. Taip. Sakykit, dirbu su negalė žmonėmis, esu pirmininkė ir dabar dėl tų jau aš ir judu jau čia atakavau ir skambučiais ir šitą. Pas mus yra visi senyvo amžiaus, garbingo, galima sakyti, net amžiaus žmonės. Ir dabar įsivaizduokit, paprašyti, ar ten prisijungti prie duomenų bazės, dabar žmonės visi bauginti, kad čia tik apgavikai ir viskas. Ir jūs pagalvokit, jie neturi nei elektroninės bankininkystės, nei išmanaus telefono. Ir suprantat, kas su jais va, kas jiem ir jūs sakot, su pavėžėjo tą programėlę, pavėžėjas jums darys šitą programėlę. Nu, jokių būdų, niekaip. Tai va, aš labai pritariu Brigitai, čia yra, tiesiog ir mes ir patys padedam, aš ir pati vežu žmogų ir pavyzdžiui, jeigu aš su to žmogum važiuoju kortelė, viskas tvarkoj, bet jeigu žmogus vienas, jis tikrai, nieko negali padaryti. Jie visko bijo, jie visko įsivaizduokit, jie duos pavėžėjui savo duomenys ten, bet ir dėl duomenų apsaugos, jūs sakot, galit kitą žmogų priimti, čia, baisu. Kito žmogus prijungti negalima. Tas pats žmogus, kuris turi lengvatą, gali keisti automobilio valstybinį numerį ir aktyvuoti, kad šiuo valstybiniu numeriu aš parkuojuosi dabar. Apie tai kalbam, jeigu neturi. Aš su jumis kalbėjau, sakėt, tai jūs junkitės, aš telefonu kalbėjau, nežinau, neatsimenu dabar tiksliai su vardu, su ko kalbėjau. Tai ir sako, tai jūs ant savęs prisijunkit, palaukit, apie kokius mes vėjus šnekam. Tai jūs prie savo, sako, prisijunkit, aš žmonių visų negaliu ant savęs prisikabinti ir tiesiog tai čia tikrai reiktų vieninga kažkokia, tiesiog ta sistema nedatvarkyta, nedavesta iki galo ir tiesiog, nežinau. Ir aš dabar dar gal tiesiog Uniparko aikštelėse, kur įvažiuoju su šlagbaumu. Važiuoja žmogus, pavyzdžiui, prie mokesčių inspekcijos, Ulonova gatvėje. Jie atidaro šlagbaumą iš karto. Išvažiuot labą dieną, tu turi žmogaus susimokėti. Tai kam yra neįgaliojo ta vieta? Jie gauna Uniparkas dėl to vietas, kad jie skiria neįgalės vietas neįgalėsiams pastatyti. Bet tai, o kokią jie tada lengvatą duoda, jeigu jie iš karto tu turi išvažiuoti, turi susimokėti. Va šitą dar aš irgi, jau nežinau, kelis metus šitą klausimą kėliau ir Lietuvos asmenų su negali ir pirmininkam ir teis, bet taip iš mirties taško aš ir jums rašiau, į tą Uniparką rašiau laiškų, bet jau nežinau, keli metai niekas. Tai palaukit, tai nereikia tada mokėti žmogų už tą vietą. Kodėl turi mokėti? Tai atsakymas į jūsų klausimą dėl Uniparko, tai žinau, kad irgi skirtingos metodikos yra taikomos skirtingose aikštelėse, būtent su užtvaru ir kas liečia santariškes, tai kaip pavyzdys, kuris ko gero yra labiausiai aktualus ir dažniausiai pasitaikantis, tai žinau, kad reikia išankstinės tos registracijos vadinamosios, kad įvažiuoti, nes irgi yra ribotas kiekis kiekvienoje aikštelėje įrengtų tų pačių vietų. Jeigu žmogus reikia jį pavežti dabar iš šiuo metu. Ne, aš sakau, jums skambinu, ar mes kalbėjom ir to telefonu, niekas nedatvarkyta, niekas nedadaryta. Aš truputėlį norėčiau aš truputėlį, jeigu galima, norėčiau truputėlį atskirimą, ar ne? Nes ir privatus valdytojai, kaip pavyzdžiui, parduotuvės turi išsiskyrę vietas, kuriuose gali parkuoti negalio turintis prie arčiausių vartų ir taip toliau. Miestas suteikia teisę
žmonėms nebūtinai toje vietoje pasistatyti. Ir būtent rinkliavos zonoje, kad mes galėtume identifikuoti, jūs turite teisę palikti, kur jums bus patogu tą automobilį. Lygiai taip pat atviroje aikštelėje, jeigu užimtos yra neįgaliojo vietos ir daugiau ten, tarkim, nerandate, jūs galite bet kurioje kitoje statyti. Taip, aš suprantu ir girdžiu jūsų problematiką, kad yra, tarkim, lengvai nepasiekiama. Sakydama, jūs įsivaizduot, gali kitur pastatyti, bet kam tą vietą dabar padarė ir prie cupo, lygiai tą patį žmonės sako įvažiuoja, tai bet kam jie padaro prie padūrų ir tu statai, kaip tu sakot, kitur, jūs pati savo prieštaraujat kalbėdama. Tai kodėl aš turiu statyti kitur, jeigu yra man skirta lengvata ir prie padūrų. Ir jos visada tuščios, nes žmonės visi žino, kad reikia mokėti ir teisingai sakot, tos visada vietos. Bet čia žiūrėkit, čia tikrai yra privačių aikštelių klausimas. Tai, kas yra savivaldybės, tai yra nemokamais kortelė. Tai čia yra privačios aikštelės klausimas ir jie turi teisę apmokestinti, kaip ir išskirti vietas. Tai čia, kaip jie nepakliūna turbūt po to rinkliavų įstatymų. Dar kitas momentas, aš tiesiog, mes taip, ko gero, kiekviena grupė bet dėl to jie ir gauna vietas. Vietas čia kiekvienas turi pasidaryti. Bet atliepiant dar, ar ne, arba reflektuojant dar, tokį gal netaip akcentą uždėjusi buvau vieną momentą. Aš pati susidūrusi, tikiu, kad skirtingos bendruomenės, skirtingą negalią turintis, mes turim kitas jausenas, bet yra dalis žmonių, kurie turi tas vadinamasis nematomas negalias. Ir kartais tas arba augina vaiką turinti nematomą negalę. Ir irgi yra, kaip sakoma, tam tikros grupės asmenų noras naudotis lengvata, bet apie save neviešinti, nes galbūt aš ir nenoriu apie tai. Tai čia, suprantat, kiekviena grupė ko gero atrastų ir mes turim ieškoti geriausio sprendimo visiems, nes kiti sako, kad tai mane diskriminuoja. Lygiai taip pat, kad aš turiu pažymėti savo automobilį ir pasakyti, kad aš turiu negalią, nors realiai galbūt to nenoriu daryti arba nenoriu apie tai pranešti. Dėkui, aš dabar noriu Valdemarui, tada Rima, Martynas, Edmundas daug laukiančių paklausti. Tai kolegos, neišsiplėskim labai klausimais ir samprotavimais ir tiesiog paklausti. Valdemarai. Taip, tai dar grįžtant prie ES piliečių, tai čia vienareikšmiškai jūs neturite teisės šito daryti uždraust, nes kortelė yra ES pripažįsta visose šalyse. Kaip šalis išduoda tą kortelę ir kokios lengvatos nustato šiai kortelė, tai yra šalies viduje, bet jeigu yra jau nustatyta, tai jinai turi galioti ir ES piliečiams. Tai šitoj vietoje jūs turite spręsti šitą klausimą. Ne jūsų kompetencijoje spręsti, kaip išduodama šitą kortelę, bet jeigu lengvatos yra priskirtos žmogui su negalia pagal šitą kortelę, jinai turi Lietuvos piliečiai. Taip, būt ir suteiktos ES piliečiams. Tai vienareikšmiškai, Valdemarai, bet taip ir yra. Aš kalbu apie piktnaudžiavimo atvejus, kada yra jų labai daug. Ir, pavyzdžiui, mes esame identifikavę, kada... Bet jinai turi šitą. O trupučiuką dabar replikuojant į ponios Brigitos pasisakymą, tai jeigu įeit į ES puslapį ir pasiskaityti apie šitą kortelę, tai ten aiškiai yra parašyta, kad važiuojant į kitą šalį susipažinkit, kokios lengvatos galioja šitoj šaly. Tai šitoj vietoj važiuojant į tą pačią Italiją, reikia susipažinti, kokios taisyklės galioja Italijoje. Važiuojant į Florenciją, reikia susipažinti, kokios lengvatos galioja Florencijoje. Tai čia lygiai tas pats ir Lietuvos liečia. Važiuojant į Vilnių, reikia susipažinti, kokios lengvatos taikomos Vilniuje, arba ten Kaune, ar dar kažkur. Tai vat tiek būtų man pasakyti. Dėkui. Rima. Čia. Labadiena. Aš turbūt tik vieną klausimą negavau atsakymo, tai kodėl lengvatos leidimo galiojimas yra 1 metai, kai tuo tarpu asmens su negalia statymo kortelė determinuotai gauta asmeniui. Tai vienintelio atsakymo reikia man šiuo metu. Gal kolegos galėtų pakomentuoti? Milda, jūsų išjungtas mikrofonas. Taip, tai čia yra tiesiog technologiškai. Kai mes programavom ir sprendėm dėl galiojimo, tiesiog technologiškai yra
yra tas padarytas apribojimas tam, kad atsinaujintų karts nuo karto duomenys ir ta informacija būtų atnaujinta ir išduodamas leidimas. Ar nemanote, kad apsunkinate neįgaliesiems tada vėlgi per tą patį darimas, registravimasis, išsiregistravimas ir tai yra apsunkintos sąlygos. Šiuo atveju tai yra apsunkinimas. Dabar kol kas į Vilniaus miesto tarybos sprendimą yra įtrauktas 1 metų laikotarpis, būtent leidimo galiojimo laikotarpis. Pasižiūrėsim, kaip mums seksis ir matysim, kokia yra situacija ir Rima, labai gerą pakomentavimą davėt, tai ko gero mes žymimės, tai yra technologiniai dalykai, jie tikrai gali būti sprendžiami ir pati naujovė yra ir mums nauja, ir jums visiems nauja, tai natūralu, kad kyla daug klausimų ir ko gero tobulinimui ribų nebus niekada iki galo tinkamų, bet pažymėsim. Nes vien jau techniškai žiūrint, tai jeigu jūs prisirišat prie duomenų bazių ir matot numerius, tai jeigu žmogus užregistravo savo kortelės numerį, tai jūs jau matot, kad jis yra neterminuotas. Jeigu jūs matot, kad jisai 2 metam, tai automatiškai, kad jis galios tik tai 2 metus. Tai čia turi būti, tai yra pirminis dokumentas, į kurį remiantis žmogus gauna leidimą parkuotis ten, tarkim, nemokamai, lengvatos tą leidimą gauna. Tai yra pirminis dokumentas, į kurį turim visi žiūrėti. Teisingai, ir labai logiškas toks. Neturi būti nei pusmečio, nei metų, nes aš neterminuotai tapau neįgaliu ir gavau leidimą parkuotis neterminuotai. Tai neturim dėti apribojimo metams, pusmečių ir panašiai. Galiojimo terminui turėtų. Galiojimo terminui, taip, galiojimo terminas lengvatos, galiojimo terminas yra iki kortelės statymo galiojimo pabaigos, tai ir yra. Jeigu neterminuotai, tai neterminuotai žmogus net neįgalumą gauna, tai negali būti lengvatos metams tik tai skiriamos. O kaip jūs tada, aš gal dar įsiterpsiu, tiesiog dar užduosiu tokį klausimą, o, sakykime, mirties atveju, tada, sakykime, neįgalusis miršta, tą kortelę ir toliau jo galioja, mes apie tai nieko nežinom, nes mes, kaip ir neturim jokių duomenų, negaunam iš registro ir tas mirties atvejis, pas mus niekaip nėra fiksuojamas ir ta galiojanti kortelė kabo ir mes nežinom, kas toliau vyksta, tai yra ten tokių niuansų. Tokiu atveju, ta kortelė tampa negaliojanti ir įtraukiama į tų negaliojančių sąrašą, kuris ant yra. Ir jums bet kokiu atveju reiks laiks nuo laiko vykdyti stebėseną. Ir peržiūrėti tuos leidimus. Tiesiog užtraukiant pastaba labai teisinga, racionali, įsivertinam techninės galimybės, dabar tiesiog informuojam, kad yra metam, arba jeigu tai trumpesnis tas galiojimo laikas yra. Bet Rima, ačiū labai, manau, tikrai čia išsprendžiami dalykai. Dabar Martynas kelia ranką, Martynai, paklauskit. Labą dieną. Sveiki. Ar jūs girdit mane? Girdim. Labai gerai. Žiūrėkit, čia buvo kolegė šnekėjo apie valstybinių įstaigų ir gydymo įstaigų. Aš pats kaip tik vakar grįžau iš Santariškių po 3 dienų, sakykime, sveikatos patikrinimų. Pats judu neįgaliojo vežimėlyje. Ten susirenka visi iki vieno neįgalieji, tiek atvežantis, tiek sakykime, besigydantis. Taip pat buvo paminėta VMI Vilniaus mieste, Žirmūnuose. Iškeliu koją, aš tenais pats susidūriau 20 minučių ir turėjau susimokėti, man tik užtruko išlipti ir pasiklausti informacijos. Dabar, gerbėmėjai, klausimas vienas ir pagrindinis, kada mes nuimsim mokesčius teritorijoms, valstybinėms institucijoms, bankams ir iš dalies gal kažkurioms tai pramogoms. Nes jeigu, kaip minėjo CUPas, prie CUPo tą pusę turi tik tais, jeigu nepameluosiu, 1 arba 2 vietas nemokamas neįgaliesiems, kurios duris atsidaro į važiuojamąją dalį. Tai va, tai čia vienas iš tokių pagrindinių dalykų. Santariškės į vidų privažiuoti arčiau manęs net neįleido, kol aš nepakėliau balso, atsiprašau, bet tai yra faktas.
nes manęs pareikalavo pažymėjimo, dar aš parodžiau parkingo kortelę, tai žmogus net neišėjo iš būdelės. Dabar pas juos ten vyksta kažkokie tai remontai vietiniai ir visa kita. Visos aikštelė yra Santariškių, visa Uniparko, visa paimta teritorija. Ir pasistatyti neįgaliesiems nemokamai nėra kur. Aš pats gavau baudą pasistatydamas netoli Svedbanko, iš tos pusės, iš Cūpos, sakykime, ten, kur galima įvažiuoti Svedbanko požeminę. Bauda žmonės yra 40 eurų už tai, kad tu nesusimoki neįgaliajam. Vien tik tais važiuojant su be technikinės apžiūros 25 eurai. Jūs matot skirtumą. Tai va. Ir man kitas dalykas yra neaiškus judu.lt informacijos pateikimas adresais. Nes aš kiek bandžiau paimti, sakykime, 3 atsitiktinius adresus, kai gavau 40 eurų baudą, aš paėmiau, nei vienos valstybinės institucijos neradau, kad būtų prižiūrima, sakykime, savivaldybės valstybės. Aš pavadinsiu bendraja žodžio prasme, tai valstybės. Viskas yra atiduota verslui. Taip kad pagalvokime apie tai. Sistema kaip registruotis, aš manau, kad automatiškai, jeigu žmogus gauna kortelę stovėjimui, jis automatiškai turi gauti lengvatą. Neturi eiti į internetą, nes visokias svetainės, kažkur registruotis. Internetas silpnas, aš nesuprantu, kaip registruotis per 3 prisijungimus, bankus, ten patvirtinimus ir visa kita. Žmonės kalba, nesupranta, nežinau. Kortelė įteikta, jam automatiškai turi būti priskirta paslauga. Ne aš turiu gainiotis paslaugų. Aš nežinau visų įstatymų, jūs dirbat su įstatymais. Ir jūs turit padaryti taip, kad žmogus gautų paslaugas. Nustokim žmogų varinėti per visas įstaigas ir per visą internetinį puslapį ir ieškoti jiems aktualios temos. Tai va, aš manau, kad pradžiai tiek. Dėkui. Ačiū labai, Martynai. Vaiva, Milda, turit ką atsakyti? Tai pareflektuosiu į pirminę dėl aikštelių ir neprieinamumo, tai geras klausimas, bet kad čia tikrai šiuo metu šitus klausimus neatsakysim, bet pasižymėsime ir pasikalbėsim ir su savivaldybė ir sprendiniai, kokie galėtų būti arba kokie planai. Ne mano kompetencija, nenoriu suklaidinti, dėl to informaciją tikrai negaliu korektiškai ir atsakyti. Kas liečia dėl patogumo, tai faktas, kad visą laiką bus tobulintinų vietų, bet čia yra būtent mintis ta, kad tas ir yra palengvinimas, kad man kaip asmeniui, tarkim, ir mano dukra gyvena viena mieste, aš gyvenu kita mieste, atvažiavau, suregistravau, bet aš tą galiu padaryti nuotoliniu būdu, man nebūtinas fizinis susitikimas, kortelės perdavimas iš vieno automobilio į kitą automobilį, dažnai, tarkim, kas gali būti pasikeitimas. Tai aš suprantu, kad visi pokyčiai ir nauji atsirandantis veiksmai kartais kelia iššūkių ir galbūt tam tikrai daliai nepatogumų, bet visą laiką noriu atkreipti ir kitų dėmesį, kad bet kokiu atveju, tai mes norim tai jums paties geriausia, norim, kad kaip įmanoma sistema būtų paprastesnė, kad kaip įmanoma būtų identifikacija ir šitie sprendimai nepabloginti situaciją ir priimti, o pagerinti situaciją priimti. Dabar mes turim geriausius tuos visus visiems rezultatus atnešti ten, kam reikia pagalbos, kam reikia pakonsultuoti, nes tikrai visi susiduriam su iššūkiais, bet skaitmenizacija yra neatsiejama mūsų pasaulio dalis, technologija, jinai vis labiau žengia kojon kojon. Aš girdžiu ir taip, ir skirtingos grupės, tai mes turime atrasti būdus, kaip jiem padėti, palengvinti, sužinoti, kaip tai padaryti. Faktas, kad tobulinti, bet aš manau, kad šitas ateinantis pokytis arba atėjęs pokytis, gal taip įvardinčiau, tai yra tiesiog žingsnis į priekį, dabar ne atgal. Tai kad jis būtų iki galo visiems optimalus ir priimtinas, tai dėl to ir kalbamės, dėl to ir susibūrėm ir labai džiugu, kad tokioje didelėje bendruomenėje galime turėti diskusiją ir ieškoti tų tinkamiausių sprendimų, jeigu kažkas nenumatyta tobulinti ir ieškoti, kaip patobulinti tam tikras vietas. Taip trumpai. Ačiū. Dabar Edmundas kelia jau senokai ranką.
Labai diena. Aš turiu kelis tokius klausimus, galbūt ir pastebėjimus, ar man iš karto viską išsakyti, ar palaipsniui, kaip čia. Po vieną. Po vieną. Tai privačias aikštelės, kad daryti, tai leidimą išduoda savivaldybė. Tai ar galima būtų į sutartį įtraukti tokį galbūt straipsnį, kad parkavimo vietas neįgaliesiems būtų galima padaryti nemokamą. Tai čia vienas toksai pastebėjimas. Ar dabar atsakinėsite? Prie mokesčių inspekcijos, kaip pavyzdys, yra neįgaliųjų vietos, bet tenais yra užtvaras ir ten negana tai, kad vietos yra mokamos, man įvažiavus, po to reikia susimokėti ir nei informacijos, kur tas aparatas susimokėjimui stovi, nei prie jo priėjimas, nėra jisai geroj vietoj, negerai yra padarytas. Todėl, kad aš susimokėti negaliu. O jeigu aš iš karto nesusimokėjau, man vėl laipioti iš automobilio į automobilį, kaip turinčiam judėjimo negalią, tikrai yra gana sunku. Tai apie šitą irgi reikia pagalvoti, ne tik tai, kad imti mokestį. Čia bus antras klausimas. Kas liečia Santariškių aikštelės, kaip kiek girdėjau, čia irgi buvo minėta, tai Santariškių aikštelėje tenais, kaip irgi kažkas iš kolegų paminėjo, tai arčiau į vidų tikrai niekas neįleidžia, o šalia, kuri yra aikštelė, jinai judėjimo negalią turinčiam, jinai nėra pritaikyta, todėl kad nėra išlipimo salelė. Ar yra galvojama kažkas tai daryti, nes pavyzdžiui, aš pastatęs automobilį, išlipti tenais negaliu, iš šoną durelės neatsidaro. Antiek, kad aš galėčiau iškelti vežimėlį, išlipti patogiai savo ir netgi jeigu bus padarytos ten 2 ar 3 vietos, jeigu jas užims kiti asmenys, aš toliau irgi negalėsiu išlipti. Ir ta aikštelė irgi reikėtų truputėlį, su ją kažką galvoti daryti, kad visiems galima būtų papulti. Dar sekantis klausimas būtų toksai, kad jeigu aš užregistravau automobilį, pavyzdžiui, važiuodamas su kitu automobiliu, ar kitą automobilį registruojant, ta registracija yra tikriausiai perkeliama, atšaukta šitam automobiliu jau. O ką daryti, jeigu aš neturiu kur perregistruoti ir man nebereikia? Ar jinai automatiškai, ar galima atšaukti tai, kad nesinaudotų kaimynas tą paslaugą ar dar kažkoks tai draugas? Tai dar vienas klausimas. Kol kas. Dar vienas toksai pastebėjimas, kad tikrai trūksta informacijos. Pavyzdžiui, kaip ir pavyzdys buvo su mokesčių inspekcija, tenais aš privažiavęs prie aikštelės, aš nematau, kad jinai yra mokama. Kitose vietose, pavyzdžiui, galima tenai stovėti 1 valandą ar 2 nemokamai. Vėlgi čia irgi iš praktikos galvojant, kad taip irgi gali būti, atvažiuoji ir paskui išvažiuoti nebegali, jau tu turi susimokėti. Tai trūksta tos informacijos, kad nuo pat pirmos minutės aikštelė yra mokama. Tai netgi neįgaliesiems ar ten apskritai visiems. Tai va. Tai tiek kol kas. Dėkui. Prašau. Atsakant, ar ne, Edmundai, tai vėlgi truputėlį, kaip ir Martyna įvardintos tos priežastys, truputėlį tam kitam klausime, bet mes irgi žymėmės, kad pagrindinės įstaigos, čia geras mintis, kad pagrindinių įstaigų prieinamumas, galbūt kažkokių poilsio vietų turėtų miesto platmėje būti peržiūrėtas. Tai sugrįšim galimai kažkada vėl kažkokiam panašiam formate apie kokie galimi sprendimai, bet pasižymim pasianalizuoti situaciją. Ačiū labai. Jo, aš irgi pasižymėjau, nes Santariškių aikštelė, tai čia amžina problema, kiek čia gyvenam, tiek aš girdžiu žmonių, kad ten neįmanom. Tai irgi, gal kažkaip galima bendrom jėgom bus kažkaip bandyti susispręsti. Taip, Aušra, prašau. Labadiena. Aš norėčiau galbūt pasitikslinti tokį dalyką. Jeigu kortelė užregistruota vieno automobilio numeris įtrauktas ir žmogus vyksta
su kaimyno mašina ir reikia perregistruoti. Tai valandai ar 2 ten perregistruoja ir po to tada žmogus vėl turi įregistruoti tą kitą automobilį, kuris pagrindinis yra jo vežėjas. Taip, taip. Tiksliau, aš gal patikslinsiu, nepriregistruoti, jūs turite galimybę suvesti 2 numerius, tik tai aktyvuoti. Galite, kuris tuo metu yra pagrindinis. Bet jeigu, kaip ir nenumatytos aplinkybės, taiga reikia pavežėti kažkas kažkur, tai jūs prisijungus prie sistemos galite vieną šalinti, kitą pridėti ir jį aktyvinti. Bet po to, jeigu nori grįžti prie to pirmo pagrindinio, tai vėl turi aktyvinti. Liks sąraše, taip, jisai liks sąraše, bet jį reikės aktyvinti. Taip. Aš dar papildysiu, kad galima sąraše turėti ne vieną, o eilę automobilių ir galite jų tiesiog daugiau, ir 3, ir 4, ir 5. Bet aktyvus gali būti tik 2. Taip, vienu metu aktyvus vienas automobilis. Čia kaip parkavimo programėliai yra dabar, gali daug turėti. Svarbu tą paspausti, su kurio... Bet pridėti lygiai taip pat gali. Bet kada? Tai pridėti naują numerį irgi bet kada gali. Taip, bet kada gali, bet kada. Ir čia nereikalinga jau autorizacija jums lengvatos. Jūs tiesiog savo savitarnoje tampate vartotojų, kuris valdote savo duomenis ir pats registruojate, kaip jums yra patogu, kuris tuo metu turi turėti aktyvaciją. Dėkui. Dabar jau daugiau pakeltų rankų nematau, tai dabar pereisim prie raštų pateiktų klausimų, nes jų buvo nemažai. Tuoj greitai pasižiūrim. Dėl įrašo tai jisai bus ir mes jį, jeigu nieks turbūt neprieštarauja, nes dauguma išsijungia ekranus, tai mes jį patalpinsime ir bus nuorodoje tas įrašas. Taip, dėl instrukcijos jūs, kaip ir sakėt, atsiųsit, mes irgi galim instrukciją jūs ir pas save, mes pas save paskelbsim ir žmonės galės pasiimti ją. Su šlagbaumais tvarka šiek tiek papasakojot, ne? kad ta prasme su šlagbaumais nėra niekas neišspręsta. Atšaukti lengvatą galima, ne? Čia yra klausimas, ar yra galimybė atšaukti lengvatą. Tai gali atšaukti, jeigu tau nebereikia. Užsiregistruoti, taip. Taip. Tada yra klausimas, kad jeigu sveiki, neįgaliajam, kuriam buvo išduotas leidimas mirs po 1 mėnesio, o leidimas galioja metus, kokiu būdu bus panaikinamas leidimas, ar jūs gausite apie jo mirtį žinią laiku ir kad būtų panaikintas leidimas po nustatyto mirties fakto. Tai vienu žodžiu reikės vykdyti, jūs dabar negaunat jokių žinių, jums reikės vykdyti tiesiog stebėsiną ar laiks nuo laiko, ar kartą į metus, ar kaip peržiūrinėt, ar žmogus dar gyvas. Taip, arba derinti su tuo sąrašu, kuris yra antoj prieinamas, kur jau nebegaliojančios kortelės. Bet kažkokią stebėseną reikės vykdyti. Tada kitas klausimas, jeigu registruoja neįgalaus vaiko tėvai, kaip perjungimas vyksta? Ar tik vienas tėvas gali perjungti? Milda, šitoje vietoje jau tavęs paprašysiu patikslinti. Savitarnoje registruojasi vienas tėtis ir preregistruoja tą lengvatą, jeigu gerai atsimenu. Tai taip, vartotojas tampa vienas. Taip, vartotojas vienas, nes tam neįgalia vaikui su negalia yra išduodamas leidimas, nes leidimas yra ir kortelė išduodama yra vaikui, ir leidimas lygiai taip pat yra išduodamas vaikui. Ir kaip rodė mūsų prezentacijoje, yra atstovaujamas asmuo, tėvas jungiasi, identifikuoja tėvai save ir vaiko vardu prisijungia ir yra išimamas leidimas. Būtent vaikui. Dėkui. Dabar kitas klausimas. Daugiau nei savaitę nepavyksta gauti leidimą iš judų. Darbuotojai neapmokyti, kaip tvarkyti su tokia situacija. Rekomenduoja atvykti ir pažada gauti leidimą gyvai. Atvykus gyvai apkaltina padirbtų dokumentų pateikimu. Labai nemaloni situacija. Labai nemaloni situacija. Tai asmeniškai susisieksim su komentarė, ar ne? Skaitote? Jo, čia komentarė. Sergėjus parašė. Tai su Sergejum susieksim asmeniškai, pasitikslint, kokia situacija, taip neturėtų būti. Tai būtų gerai, kad paliktų savo koordinatės kontaktą. Tada Daiva rašo,
gerai būtų, kad būtų sudaryta vis dėlto gauti tą nulinį bilietą mokėjimo aparate, nes kitaip panašu į žmonių diskriminavimą ir direktyvos pažeidimą. Tai tikrai šitą dalyką su užsieniečiais tai turėsim pasiaiškinti, turbūt ir jūs, ir mes, ir ministerija, kaip čia turėtų teisiškai būti, nes šiaip pagal direktyvą tai turi gauti užsienietis tokias pat lengvatas kaip ir vietinės su ta kortele, tai kokios jos bebūtų. Tai automobilių statymui. Tai va, jeigu bus kažkoks apribojimas, tai tas, kaip buvo anksčiau, tai tas aparatas tikrai išspręstų kažkokią dalį vietoje. Bet atliepiant ir Valdemaras, kaip ir pakomentavo, mes nediskriminuojame. Norėčiau labai atkreipti ir neužsifiksuoti. Jūs turite tą tvarką, jo. Ta prasme, mes sukūrėme, turi kiekvienas pasidomėti tvarka, kokia yra. Taip. Ir kitas momentas, tai jeigu ateis technologija, kurioje mes lengvai galėtume nuotoliniu būdu duomenimis keisti su išorės valstybėmis, iš principo išsprendžia šitą klausimą ir jis net prieš atvykdamas nuotoliniu būdu galėtų tą susitvarkyti. Tai čia geriausiu atveju turi ateiti ta kaip vadinama, ta dėklė. Taip, duomenų mainai turi atsirasti. Duomenų mainai, bet čia kažkur, bet tai ten kokiais 28 metais geriausiu atveju ir tas įvyksta. Kiek aš žinau, yra kitas projektas ir man atrodo, kažkuriuose šalyse yra bandoma. Taip, yra pilotinis projektas ir pas mus, bet dar kol kas kortelėmis turbūt prasidės tik tai nuo 28 geriausių atvejų. Žiūrėkit, kiek čia liko, 2,5 metų. Pratemsim tos 3 metus, bet nepamirškim čia tų žmonių, kurie negebės naudotis skaitmeniniam technologijom. Tai va čia šitų reiktų nepamiršti ir pagalvoti apie juos, kaip, ta prasme, visiems suteikti. Taip, mes apie juos ir apgalvojom ir iš tikrųjų tam mes ir padarėm galimybę, kad galėtų ateiti mūsų klientų aptarnavimo skyrius ir bet tai kokiu būdu ateis žmogus su negale? Žmogus su negale atvažiavęs iš kito miesto. Tai kaip jisai dabar, kur jisai numes tą automobilį, ateis į tą vieną iš jūsų punktų, ne iš 4, kokiu būdu? Nėra gerai, vis tiek reikia apie šitą dar truputėlį pasigalvoti. Jo, iš tikrųjų, tas turi būti. Pasižymėjom, pavertinsim situaciją, sakau, nenoriu užbėgti įvykiam už akių, nei žadėt. Tikslas buvo tiesiog turėti atvirą diskusiją, paieškotų sprendinių tobulumui, kaip ir noriu pasikartoti, ribų nėra. Manau, kiekvienais metais rasime, ką tobulinti. Jo, ir jeigu jūs turit kažkokių pasiūlymų, į ką mes turėtume atsižvelgti ir kaip galėtumėm išspręsti šitą klausimą, tai visada prašom ir mielai išklausysim ir padiskutuosim. Aišku, iš tikrųjų mes dar galimybę įsigyti bilietą. Jo, nes ta praktika tikrai dar parodys, dar išlys dar daugiau visokių nesklandumų, kaip visada po kažkokių pokyčių ir tada tikrai reikės juos taisyti. Kodėl prie namų turiu neįgaliųjų ženklą, bet ten statos veikėjai? Kviečiau policiją, jis sakė, kad turiu išsipirkti vietą su valstybiniais numeriais, tad tenka statyti ant šaligatvio. Kodėl? Mano atsakymas dėl to, kad visuomenė mūsų nėra iki galo sąmoninga. Tai dažnai žmonės, ko gero, kiekvienas susiduria. Tai tokiu atveju aš negaliu galbūt institucijų veiksmų pakomentuoti, bet šiaip turėtų būti inicijuojamas automobilio nutempimas ir jums atlaisvinama vieta, jeigu taip praktiškai žiūrėti. Taip. Ir tada turiu statymo kortelę priešais save, ant kurios užrašyta: ši kortelė suteikia jo savininkui teisę į specialias vietas automobilių statymo paslaugas valstybėse narėse. Taip, ar nėra suklaidinama šioje vietoje, ar planuojama išduoti keisti šias korteles arba jų formą. Tai čia tikrai nesuklaidinama, nes į specialias vietinės automobilių statymo paslaugas. Tai taip, čia taip ir yra likta kortelė tam ir skirta. Ir ar planuojama keisti, tai žinot, kad turbūt yra jau priimta direktyva patvirtinta, kad bus nauji ir negalios pažymėjimai europinio pavyzdžio ir kortelės, ir jos galės būti ir skaitmeninės, ir labiau apsaugotos automobilių statymo kortelės. Dabar vyksta pasirengimas, direktyvos perkeliamas į nacionalinę teisę ir kažkur nuo 28 metų tas įsigalios ir bus galimybė turėti, kas technologiškai pažeigia ir fizinę kortelę, ir skaitmeninę kortelę telefone, kaip mes dabar turim banko kortelę ar dar ką nors panašaus. Bet tai čia dar viskas vyksta visame kame, bet tikrai tas bus daroma ir atskirai bus informacinė kampanija apie tai.
Toliau, gavus leidimą iš judų, ar vis dar privaloma yra padėti statymo kortelę matomoje vietoje automobilyje? Tai pakartosiu, jau nebe, jeigu jau užsiregistravote, neprivaloma, tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad kas reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės, va tą nacionalinę teisę, tai ten privaloma, ten jeigu naudojatės, nežinau, pravažiavimų po ženklą arba statymų kur nors kokioje draudžiamoje vietoje, kur turite tam lengvatą. Nenoriu suklaidinti pavyzdžiais, bet į tai atkreipiu dėmesį, kad mes apibrėžiame rinkliavos zonoje ir atvirose aikštelėse. Ir dar papildysiu, reikia atkreipti dėmesį, kad rezervuotose vietose taip pat nereikėtų statyti automobilių. Visur, kur įstatymiškai numatyta. Dabar kaip yra su kortelių galiojimu, kai asmuo gyvas, bet jam apribojama teisė vairuoti? Tai jis nevairuoja, bet kortelę turi ir nežinau. Mes žinokit netikrinam, jisai gali ir neturėti visai teisių. Ir daug atvejų yra, kada neturi, ir paminėjom prieš tai pavyzdžiai, yra nepilnamečiai vaikai, kurių tėvai naudoja šitą lengvatą juos pristatinėdami arba veždami. Aš tai suprantu, kad žmogus pats vairuoja mašiną ir dėl to jam buvo išduota kortelė, nes jis turi negalią dėl to ir tada jam apribojama ta teisė, o kortelė lieka, tai nežinau. Tai kaip ir negali vairuoti. Policijos matytų klausimų. Taip. Ir kitas Renatos klausimas, bet jei vaiko turinčią galiojančią kortelę tėvai išsiskyrė ir nebendrauja tarpusavyje ir nesutinka vienas kito automobilį aktyvuoti, tada vienas iš tėvų negali pasinaudoti lengvata. Čia manyčiau spraga sistemoje. Aš čia suprantu, kai tėvai dalinasi vaiko globa, susitarė ir vienas vežioja, ir kitas vežioja, bet jie yra ne kartu, ne gyvena ir tada kažkaip tai galima būtų. Bet iš kitos pusės, jeigu registruojama ant vaiko, vis tiek vaikas registruojamas ir gali būti du numeriai, vienas tėčio, kitas mamos. Taip, ir gali keisti, nes vis viena globa matyti priskirta tada tokiu atveju vienam iš tėvų. Ir jisai yra, bet atstovaujam kažkurio nustatyti. Tai aš tai tiesiog paprastas būdas, jeigu kilo klausimas, vadinasi esama situacija, tai galima pabandyti, jeigu matysit, kad nesuveikia, jūs nebendraujate su sutuoktiniu, registruojate savo vaiką, išsiėmate, o paskui jūsų buvęs sutuoktinis tą patį daro ir negali, tai duokit žinią, mums ieškosim sprendinių. Bet šiaip teoriškai turėtų būti galimybė, kam priskirta vaiko globa, kas yra tiesioginis. Jo atstovas tiesiog. Atstovas, taip. Oficialiai duomenų bazėse. Turim tai atkreipti dėmesį, ar ne? Gal mes susitarimai gali būti vieni, bet kurie yra oficialūs. O šitai ir dar klausimas, kam galiu siųsti nuotraukas apie stovėjimo vietų netvarkingumą? Man? Šiaip tai yra kažkokia, galima skųstis į judų, irgi dar kažkokia programėlė yra. Galima įkelti nuotraukas. Žiūrėkit, jeigu kalbam apie mes esame atsakingi už parkavimą, tai judų info@judu, tai mato, mes pasidalinam su kolegomis, jeigu ne mūsų jurisdikciją atiduodam, bet vieno langelio principu galit. Galit man atsiųsti, tik tai, kad darbo valandos ne 24/7, tai gal ne taip greitai sureaguosim, bet kažką tikrai sudėliosim, kolegom deleguosim. Tai jeigu kažkas ekstra skubu, arba info. Info@judu.lt, tai čia ir bus. Geriausiai į info. Jo, ir Edmundai, vėl jūs keliat ranką, tai prašau. Čia kartu pastebėjimas, e-policija yra puslapis, tai galima tenai siųsti. Toksai komentaras, kad netrukdant eismo, jeigu automobilis netrukdo eismo iš neįgaliųjų vietos, jisai nėra nutempiamas, jisai jam tik išrašoma bauda yra. Ir judu šitą toksai galbūt pastebėjimas, yra, aš kaip įsivaizduoju, tai ten kas prižiūrės, tikrins, tas tikrintojas, ar automobilis turi teisę stovėti, taip, ir kada yra sudedami langai. Tai vis tiek galima suprojektuoti tą puslapį taip, kad įvedus automobilio numerį,
Tai yra ne automobilio, o kortelės būtent numerį, kada tikrinama yra, kada šitą registruota kortelė, tai registrų centras, kad mestų, kad asmuo yra miręs, jeigu yra jisai miręs, o ne ir kortelė nebegalioja. Tai, manau, čia tik tai yra projektavimo, suprojektuoti, kaip yra čia tik tai tame yra klausimas, o toliau tai čia viskas yra įmanoma. Tai tiek pastebėjimai. Tai, Edmundai, geri pastebėjimai, aš manau, kad tobulumų ribų nėra ir ko gero ten ateityje džiaugiamės to, kad pirminiai duomenų mainai pradėjo vykti, kur iš principo technologiškai seniau to neturėjome. Tai, manau, judėti ir ieškoti sprendinių, kaip tai optimizuoti arba paprasčiai. Bet fiziškai tai irgi mūsų noras yra, kad net fizinio to žmogaus vaikščiojimo galbūt nereikia, to technologija važiuojant automobiliui skanuoja numerį ir gauna identifikaciją, net nereikia fiziškai apeidinėti arba žiūrėti, o mes jau žinome, kas gali naudotis, kas negali. Ir turime čia tą tolimesnę projektinę ateitis. Rima, dar jūs keliat ranką? Aš dar vieną klausimą irgi iškilo toks. Ar sakot, kad turit prieėjimą prie duomenų bazių? Anksčiau jo nebuvo. Tarkim, jeigu neįgalusis pasistato automobilį neįgaliojo vietoje, bet nepadeda ženklo. Iki šiol automobiliai, bent jau prieš porą metų būdavo nutempiami į aikštelę. Ar pagal automobilio numerį susisiekimo paslaugos turi galimybę patikrinti, ar jo savininkas turi leidimą parkuotis šitoje vietoje? Galite patikslinti, kokiose neįgaliojo vietose čia rinkliavos? Mieste pažymėtose bendrose neįgaliųjų vietose. Tai čia ne mūsų jurisdikcija, taip, Vaiva, tai tavęs klausimas. Žiūrint, kurioje vietoje pažymėtas, jeigu rinkliavos zonoje, tarkim, įrengta ir mes tenai vykdom pinigų surinkimą iš miestiečių, tai teoriškai mes turime matyti. Vietos neįgaliųjų, taip. Senamiesty, tarkim, yra pačia prie bet kur didžioji gatvėje. Tai tikslas ir yra šito projekto, kad jums nereikėtų niekur dėti. Ir jūsų automobilį ar neįgalioje vietoje numatytoje, jeigu radote ją laisvą, ar šalia esančioje pasistatę, neženklinate. Mes važiuodami ir baidami nuregistravę, jau matome, kad jūs turite teisę naudotis lengvata nemokamai. Bet jeigu asmuo neužsiregistravęs, suprantam, prie parduotuvių piknaudžiauja, ten dar kažkur žmonės piknaudžiauja, numeta automobilius ir jų numerį patikrinusis tikrai jos savininkas neturės leidimo, tarkim. Tokius galime nutempinėti, bet jeigu neįgalieji būdavo, nepadeda ženklo. Ir dabar, pavyzdžiui, atvažiavęs iš kito miesto, jisai pasistatys neįgaliojo vietoj ir galbūt nepadės ženklo. Mes tokiais technologiškai ne. Dabar mes tikrai nepatikrinsim, nematysim, neturim tos galimybės, bet ką mes dabar ir darome, būtent kaip ir minėjau, mano komanda registruojam, kiek fiziškai randam su fiziniam kortelėm, bet neprisiregistravus ir tikrai, žinokit, ne vienas atvejis yra, kai kreipiasi gavę baudą, bet mes nesam ta institucija, kad įstatymo raida tokia, nėra žmogiškųjų faktorių. Yra, visą laiką vertinam ir nežinau, kam netekę susidurti, bet tikrai yra ir kompensavimo mechanizmai iškurti ir kiekviena situacija individualiai yra įvertinama. Tai šiaip nebijoti parašyti, nebijoti pasiklausti, tai tikrai skatinkite ir kolegas, ir bendruomenės, jeigu manote kažkas neaišku, arba dabar ar Martynas, gal jeigu gerai atsimenu, užsiminė apie tai, kad gavo baudą ir ten teisėtumas, didelė rinkliava, nenoriu ten akcentuoti ar mūsų aikštelės ar ne mūsų aikštelės, bet visą laiką, jeigu jaučiate, kad nepelnytai, visą laiką prašom. Mūsų toks darbas. Ir Valdemaras dar, prašau. Aš pakomentuoti šitoj vietoj trupučiu, kad čia, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet reikia patikslinti, ar tai neprieštaraus kad taisyklėms, nes kad taisyklės yra, kad statant automobilį pažymėtose vietose, neįgaliųjų pažymėtose, automobilis turi būti paženklintas arba turi būti kortelė padėta. Tai šitoj vietoj vienareikšmiškai turi būti padėta kortelė. Tai gaus baudą, bet kaip Vaiva sakė, aš daug tokių žinau atvejų, kad po to kreipėsi į atitinkamas struktūras ir nebuvo nubaustas, nes išsiaiškino, kad turėjo teisę stovėti. Bet vienareikšmiškai, kad turi būti šitose vietose, turi būti arba automobilis paženklintas, arba kortelė turi būti padėta. Todėl ir grįžtu prie to, kad visgi gerai turbūt, kad jūs, aš suprantu, kad tai labai geras dalykas nepadėtos kortelės, bet gal visgi reikėtų, kad kortelės būtų.
ko gero reikėtų galbūt bendros įstatyminės, ar ne visoje Lietuvoje, jeigu mes turėtume. Tai čia ateities projekcijos, ko gero, ne šiai dienai. Taip, Martynai. Jau matau, nes Martynas dar pakėlęs. Tai dar vienas toks klausimas yra. Aš matau vieną problemą, kuri yra pakankamai aktuali ir painiojasi, ir netgi aš painiojas, kad pas mumis nėra lygtai panaikintas neįgaliojo ženkliukas. Lipdukas, kuris yra parduodamas visur, prieinamas tiek pašto skyriuose, tiek turgui ir visur kitur. Netgi aš pats galiu savo printeriu atsispausdinti. Ar planuojama šitas daiktas panaikinti kaip žymėjimas, ir įvesti tiesiog parkingo kortelę? Nes jeigu parkingo kortelė, tai aš suprantu jo savoką tokia: atvažiavau, pasidėjau, jeigu privaloma yra, ir viskas. Pradėjau važiuoti, aš ją nusiėmiau, nes jį gali ten čiuožinėti, nes nepritvirtinęs, kaip kiti sako, kad aš nenoriu, kad mane čia diskriminuotų, ir jaučiuosi diskriminuojamas. Tai aš manau, reikėtų pirmiausiai sulyginti ir sutvarkyti šitą automobilių žymėjimą, kad negali būti jokios kitos priemonės automobiliui žymėti, apart tik tais aptarnaujantį personalą. Aptarnaujantis personalas tai yra, sakykime, neįgaliųjų organizacijos, galimai, jeigu atsirastų pavėžėjų kažkokių, tai, sakykime, kaip Boltas, kuris veža neįgaliuosius, nes turi tokį transportą ir jis pasižymi savo automobilį neįgaliojo ženklų. Bet privatus žmogus, jis padeda tik tais parkingo kortelę ir nesilipdo jokių lipdukų, ir taip yra tvarka. Nes dabar aš matau mieste, tai trikampiukas, tai kvadračiukas, tai netgi aš esu radęs ir ambasados nutrintus neįgaliojo ženklus pastatytus, tai manau, laikas būtų sutvarkyti ir suvienodinti šitą dalyką. Iš karto turbūt kils klausimas, ką daryti su užsieniečiais. Užsieniečiai, jeigu atvažiuojantys su automobiliu, turi savo korteles, ypač iš ES, jeigu atvažiuoja. Jeigu atvažiuoja, sakykime, iš kitos šalies, kurioje tos kortelės nėra, tada yra variantas toks, kad jie arba kreipiasi į ambasadą ir gauna informaciją, arba aiškiai nurodyti, kokios yra taisyklės, kaip buvo minėta, kad aš važiuodamas į Italiją turiu žinoti, kokios taisyklės galioja Italijoje. Taip kad, manau, laikas sutvarkyti šitą betvarkę ir išaiškinti visiems žmonėms iki vieno, tiek jauniems, tiek senyvo amžiaus, yra socialiniai darbuotojai, yra savivaldybės, seniūnijos, ir tegul paaiškina ir gauna informaciją, kad nebūtų taip, kad nežinai, ar tai yra neįgalus, ar tai yra neįgalus. Kita toks pastebėjimas dėl stovėjimo neįgaliųjų vietoje. Kelių eismo taisyklės neleidžia automobilio nutraukti, ištempti, kaip jūs be pavadinsit, jeigu jis netrukdo eismui. Jis eismui netrukdo, jis stovi. Reiškia, problema yra nesprendžiama. Aš ne vieną kartą susidūręs su policija išsikvietęs, niekas nekviečia, argumentuodami tuom, kad kiemai yra maži. Tai va, policija šito dalyko nesprendžia. Vienas iš sprendimų yra sukelti baudas iki tiek, kad žmonės pradėtų kalbėti, kad neįgaliųjų vietos yra brangiai apmokamos. 90 eurų, žinokit, tai yra kapeikos, jeigu žmogus užsidirba pinigų, jis gali sau leisti 2-3 kartus pasistatyti, o tie 2-3 kartai gali būti man kritiniai asmeniškai. Tai va. Kitas dalykas, parkingo kortelės, dar grįšiu prie jų. Jos neturi būti, vėlgi, sakoma, dviprasmiškai, jos turi būti privalomos padėti. Padėti taip, kad kaip ir liko matomai vietoj. Nes esu susidūręs su tokiom situacijom, kad mano automobilis buvo fotografuojamas iš 15-20 metrų ir man buvo skirta bauda, vien dėl to, kad tipo aš pasistačiau po ženklų, negalima stovėti, nors man 4 ženklai negalioja, kaip turbūt žinom mes visi. Ir aš turėjau aiškinti, skambinti, ieškoti kažkokio tai žmogaus, nors žmogus nesugebėjo prieiti prie mano automobilio ir pažiūrėti. Nuotraukas akivaizdžiai matėsi, kad kortelė buvo padėta. Taip, kad reikėtų dar ir apmokyti ir darbuotojus, kurie tai daro lauko sąlygom ir prižiūri. Ir prie to paties žiemos atveju, kaip bus sprendžiamas klausimas.
Nes kiek esu susidūręs, niekas nežiūri ir sniego nepakapsto nuo lango. Nes gal bijo, kad tipo, čia bus pažeidimas ir visa kita, nu, sugadins automobilį. Čia aišku perdėtas dalykas, bet faktas yra tame, kad baudą aš irgi bandė man baudą uždėti žiemos metu, nors langas nebuvo nuvalytas ten dalinai, sakykime, kad pamatyti, ar yra kortelė. Taip kad čia irgi reikia sprendimo. Kitas mano pasiūlymas būtų, kad lengviau šiuo metu valstybiniai numeriai praėjus technikinę nebereikia dėti lipdukų, kai praeina automobilis technikinę. Galima vietoj tų technikinės apžiūros lipdukų lipdyti neįgaliojo ženkliuką ir taip įvažiavus į, sakykime, mokamas vietas ar su šlagbaumu būtų atsispindėtų neįgaliojo ženkliukas ir taip sistema matytų, kad tai atvažiavo neįgalus žmogus. Kas tai išdavinės, tai čia jau reikėtų nuspręsti, ar technikinė, kas 2 metus atvažiavai, praėjai technikinę ir automatiškai gavai tą lipduką ir tu gali naudotis tam tikromis lengvatomis. Tai va, čia arba kas yra betvarkė su NDNT, kada aš pasiėmiau atnaujintą parkingo kortelę, ji neužklijuota, aš turiu pats ją užklijuoti, o turbūt kiek žmonių, tiek ir nuomonių, ką su ją daryti, ir už tai padirbinėjama. Taip kad saugumo nėra, atsakomybės, manau, šiuo atveju nėra. Dėkui. Ačiū labai už visus jūsų pasiūlymus. Oi, pakėlėt ranką, bet... Ačiū tikrai labai, kad tiek tos fiksavom pasiūlymus, man atrodo, nebent norit Milda ar Vaiva reflektuoti, bet kažkaip čia turbūt, čia į ateitį siūlymai ir ką reikėtų pasižiūrėti. Tikrai darbuotojai, judų darbuotojai, kurie ten viską tikrina, tikrai bus apmokyti ir jie turi žinoti ir tikrai dar laiks nuo laiko vis tiek reikia mokintis būtent su žmonėms su negalia ir bendrauti ir žinoti situaciją. Tai čia ir visose įstaigose tas turi veikti, tai tas irgi. Tai ką aš supratau, tai taip, kad jeigu kas negerai, rašot viską į info.judu.lt. Dėl privačių aikštelių reikės kalbėtis ir žiūrėti, dėl santariškių taip pat reikia pasižiūrėti. Tada, ir viskas yra pritaikyti tą judų programėlę, kad jinai būtų ir regos negalią turintiems žmonėms prieinama, nes irgi reikia registruoti jiems savo automobilius ir savo kortelę, kai juos paveža. Ir tada, tikrai dar praktika parodė. Aš tik noriu paklausti, o kada jau jūs pradėsit bausti neregistruotus? Aš Eglei šitą klausimą ir noriu atsakyti. Nežinau, nes aš nežinau, kaip aktyviai bendruomenė registruosis. Aš nenoriu bausti. Man nėra tikslas bausti. Aš noriu, kad visi tiesiog sužinotų apie tvarką ir mes bet kokiu atveju galbūt vėl tokia plačia apimtim kartosim rugsėjo mėnesį. Tiesiog išaiškinant arba detalizuojant. Labai prašom nepradėti dabar bausti, nes vėl pasipils skundai ir visa kita, nes yra labai sudėtinga, ypač visos Lietuvos mastu. O dalyviams, kurie prisijungia dabar ir kurie yra ne tik iš Vilniaus, irgi visiems savo aplinkui, jeigu tikrai nors kartą metuose važiuojate į Vilnių, jau dabar išsiimkit leidimą ir tam metam. Jau dabar bandykit visi ir pranešti visiems aplinkui, kad pradėti atakuoti tą judų platformą ir pradėti leidimus ir jūs pamatysit, kas vyksta ir ar vyksta, ar yra gerai tada. Ir dar tiesiog Rimos norėčiau atkreipti, ko aš pasižymėjęs esu, tai tiesiog tą 1 metų klausimą dar persižiūrėti ir nulinio bileto pasvarstyti galimybės. Nieko nepažadam, nieko negalim pasakyti, bet pasižymėm vertinti. Gerai? Jo, čia iš tikrųjų, kai buvo pristatomas tas nulinis, tai atrodo, išsispręšė, privažiavai, čia pasisumaigia ir tau duoda, bet jeigu vėl iš tikrųjų nebebus ir reikės kažkur, gali kilti. Taip, tai žiūrėkit, mes pasižymim, nenorim nieko žadėti, pasitikrinam technologinius galimybės, bet nepamirštam ir labai geri pasiūlymai. O mano, tai labai ačiū, kad taip Rasa. Aš dar vienas komentaras yra ponios Rimos, tai dėl klausos negalią turinčių asmenų yra prašymas judų svetainę pritaikyti ir gestų kalbas.
Taip, jinai bet kokiu atveju turi būti adaptyvi visiems, įvairiai. Taip, tai vat ir Nekoncentruokim vienos, o bendrai visiems. Taip. Jo pasitarkit su mūsų konsultacijų centru, tikrai ten Būtinai. pasakys bent jau kas negerai, čia teisingai. Ir dar mačiau, kažkas užrašė klausimą, pasižiūrim, kad jau atsakyti visus. Ar lengvata galioja visiems, ne tik Vilniaus gyventojams? Taip, lengvata galioja visiems gyventojams, kaip ir kortelė. Vienu žodžiu, šitą lengvatą turi galioti visos ES gyventojams. ir Lietuvos taip pat. Ir nuo manęs tada tokai apibendrinimui labai ačiū, kaip ir minėjau, dėliai bendruomeniai, kuris susijungėte, bendradarbiaukime, kalbėkime, dalinkitėmės, nes tik tai diskusijose kilga, ko gero, tikslingiausios ir teisingiausios tiesos. Ir nepamirškime, kad mes esame visi labai skirtingi ir visus poreikius turime pabandyti ieškoti visiems optimaliausių sprendimų. Taip, tai aš labai dėkoju gestų kalbos vertėjom, nes tikrai, kad galėjo prisijungti čia staigiai sugalvojom, nes klausimų lavina, bet dar susitiksim kokį rugsėjį, turbūt vėl apibendrint kokią praktiką ir kokie iškilo klausimai. Tai ačiū labai visiems ir gražaus penktadienio visiems. Ačiū, gražaus penktadienio ir savaitgalio. Viso gero. Viso geriausio. Ačiū, viso gero. Gero.